San Sebastian sūrio pyragas yra pats skaniausias. Padarykime jį kartu. Paimkite 800 g varškės, į ją įmaišykite 150 g cukraus, viską gerai sumaišykite ir sutrinkite su trintuve. Į masę įmaišykite 4 kiaušinius, maišykite juos vienas po kito. Maišydami kiaušinius neskubėkite, įtrinkite juos, kad gerai pasklistų visoje masėje. Tada į paruoštą masę įdėkite 30 g krakmolo, pusę citrinos sulčių, 300 g grietinėlės ir vanilinės pastos šaukštelį. Viską gerai išmaišykite. Paruoštą masę įdėkite į apvalią torto formą išklotą pergamentu. Masės paviršių išlyginkite ir porą kartų krestelkite, kad tolygiai pasiskirstytų. Kepkite orkaitę įkaitintoje iki 220 laipsnių 30 minučių. Iškepusiam pyragui duokite atvėsti iki kambario temperatūros, vėliau dar palaikykite šaldytuve iki 12 valandų. Pyragas paruoštas, dabar galite pasigaminti šokolado grietinėlės užpilą ir juo pasiskaninti savo gaminį. Skanaus!